pirmas klausimas tai bendras toksai esminiai komentarai apie rungtynes. Nu, kaip matėte, jau žaidėme daugiau tokie, galima sakyti, pagrindiniai žaidėjais, kur tikimės, kad jie gerai pasirodys ir Europos čempionate, jau skiriame daugiau dėmesio, laiko ir visą kitką. O pačios rungtynės susiklostė, kad dar buvome pakankamai sunkus, gal nežinau, gal po turnyro Vilniuje ar po kelionių ir nebuvo tokio šviežumo. Kada tik tai pradėdavom bėgti, kada tik tai prasidėdavo toks mūsų lengvesnis žaidimas, iš karto buvo rezultatas augo mūsų naudai. Kada tik tai įsiklampindavom į tą sunkų žaidimą, nebuvo mums kažkiek tai gerai. Nu ir dar paskutiniai kartai, kada duodam tiem kandidatam po kažkokį tai šansą. Treneri, kuo šiandien labiausiai buvot patenkintas? Nepatenkintas buvau labiausiai baudų metimais. O ko patenkintas, tai yra daug gerų dalykų. Sakykime tai, kad vėl sustabdėm varžovus, neleidom įmesti daugiau 70 taškų, kad buvo gerų greitų atakų, kad buvo teisingų sprendimų. Galbūt mums trūksta gerų perdavimų į vidurį, trūksta greičiau išskaičiavimo tuose bloguose susikeitimuose varžovų, bet šito tikėjomės nuo pat pradžios ir žinom, kad taip ir bus. O yra kažkokia priežastis, kurią galėtumėt paaiškinti tos baudų metimus, nes kaip ir baudų metikus turim neblogus. Šiaip kamuolius pakeitė ir mes treniravome su Molton, čia yra spaldingai ir visai kitokia oda, galbūt kažkiek tai turi, ne kažkiek, bet be abejonės turi tos įtakos. Bet čia tik tai šitoms rungtynėms, nes tai nebuvo vienintelės rungtynės, kur buvo šiuo metamos baudos. Nu, buvo rungtynių, aš skaitau, jeigu komanda meta virš 75%, tai jau yra pakankamai gerai. Tai buvo tokių rungtynių, kada mes metėm, sakykime, virš 70% ir ne vienas buvo. Buvo rungtynių, kad metėm 72-71%, tai šiandieną nebuvo tos mums būdingos rungtynės. Negaliu sakyti, kad mes taip visą laiką metam. To labiau, kad mes žinom, kas pas mus kažkiek tai numuša tą procentą, bet šiandieną metė tie žaidėjai, kurie paprastai pataiko. Kalbant apie asmeninę žaidėjų sportinę formą, broliai Lavrinovičiai turbūt stabiliausiai žaidžia. Nu, čia mums yra tokia kaip ir gera jėga, jie vienas kitą, aš jau ne kartą minėjau, labai gerai jaučia ir ypatingai, kada yra du aikšteliai, labai sunku gintis. Galbūt varžovom dvigubai sunkiau, nes jos ir sunku skirti, žinot. Kalbant apie Jono Valančiūno žaidimą, šiandien toks nestabiliai, kaip sakė. Nu, dar mes labai norim daug iš Jono Valančiūno, kiek jie metų? 21, o mes jau norim, kad jis žaistų kaip Sabas geriausiais laikais. Nu, taip nebus. Jis irgi turi, kaip sakant, ir gerų dienų turėti, ir blogų turėti, kaip ir Donatas Motiejūnas. Taip, kad iš karto tie jauni vyrai pradėtų ten žaisti ir ten visus apžaidinėti. Ir, nu, taip nebūna gyvenime. Treneri, kalbant apie apskritai kontrolinį rungtynių ciklą, 9 rungtynės, 9 pergalės. Ar mes taip gerai atrodom, ar varžovai prasčiau? Nu, aš negalvoju, kad mes labai gerai atrodom, gal varžovai ne visiškai gerai su mumis sužaidė, galbūt buvo ir varžovų silpnesnių. Iš dalies tai kažkiek ir neramina, nes negalvoju, kad yra, aišku, nieks nenori pralošti, bet negalvoju, kad yra gerai važiuoti nepralošti. Likusios dvi rungtynės su graikais ir bosniais sunkesnės bus? Be abejonės.